Labą diena. Labą dieną. Taip, sveikinama visus šiandien prisijungusius jau trečius metus iš eilės organizuojamus Ukmergės kaimo kūrėjų apdovanojimus AKA 2023. Prieš pradedant renginį norėtume informuoti, kad renginys bus įrašomas. Ir visų renginio dalyvių prašysime laikyti išjungtus mikrofonus ir kameras. O kuomet kviesime pasisakyti laureatus, prašysime įsijungti kamerą ir įsijungti mikrofoną. Norėdami pasveikinti nugalėtojus, tai galite padaryti susirašinėjimo skiltyje arba naudojant Teams programėlės jaustukus. 2023 m. ateities kaimo kūrėjų apdovanojimus organizuoja Lietuvos kaimo tinklo sekretariato komanda. Šiandien renginį veda Agnė ir Jurgita. O dabar tarti sveikinimo žodį kviečiame Žemės ūkio viceministrą Egidijų Giedraitį. Labą dieną, labai greitai prabėgo metai, sveikinomės prieš metus, tai šiandien sveikinu projektų vykdytojus, pareiškėjus, kaimo tinklo komandą ir Žemės ūkio ministerijos kolegas, mokėjimo agentūros, vietos veiklos grupių narius. Labas Svajonė, mano kaimynė, ir labai džiaugiuosi, kad pirmos vietos nominantė. Tai džiaugiamės, kad sutelkia jėgas tiek taisyklių rašytojai, tiek projektų rašytojai ir vykdytojai. Įgyvendinam sėkmingai Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą. Nuo šių metų jau prasideda naujas laikotarpis, 23-27 metų. Tai tiesiog esu įsitikinęs, kad ir toliau puošime Lietuvą gerais darbais. Labai linkiu, sužinojau šiandien, kad nėra nei vienos nominacijos tiesiogiai gavę trumpųjų grandinių projektai, tai tikrai čia mums labai sunkus uždavinys. Ir linkiu, kad už metų tokių projektų būtų, yra per daug garsiakalbių įjungta. O šiandien linkiu gero renginio ir viskas, bėgu į kitus susitikimus, atiduodu žodį. Ačiū labai, viceministrė. Dėkui Jums. Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai yra Lietuvos kaimo tinklo organizuojamas renginys, kurio metu bus pristatyti ir apdovanoti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos gerieji projektų pavyzdžiai ir jų sėkmės istorijos. Atrankos ir apdovanojimų tikslas yra didinti 2014-2020 metų Lietuvos kaimo plėtros programos žinomumą, viešinti programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus, skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, viešinti Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių veiklą bei skatinti inovacijas kaimo vietovėse. Gerųjų pavyzdžių rinkimu siekiame paviešinti pačius geriausius KPP pavyzdžius, jų pasiektus rezultatus, akcentuojant kokios idėjos ir metodai sėkmingai veikia, taip suteikiant kaimo plėtros dalyviams galimybę identifikuoti veiksmus, kurie galėtų atnešti sėkmę ir jų atveju. Na, o kad čia ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai vyktų sklandžiai, prie jų organizavimo prisideda visa LKT komanda. Agnė, Jurgita, Ieva ir Miglė. Tai yra LKT sekretariatas, pagrindinis visas Lietuvos kaimo tinklo veiklas inicijuojantis ir koordinuojantis subjektas. Ir norėtume priminti, jog jau 2023 m. kovo mėnesį prasidėjo paraiškų dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 metų gerųjų projektų pavyzdžių atrankoje priėmimo etapas. Projektus konkursai aktyviai teikia nacionalinė mokėjimo agentūra, vietos veiklos grupės, kitos institucijos, Lietuvos kaimo tinklo nariai bei atskiri kaimo plėtros paramos gavėjai. Antrasis gerųjų projektų pavyzdžių atrankos etapas prasidėjo 2023 m. gegužės mėnesį. Šiame etape visi atrinkti projektai buvo pristatyti gerųjų projektų pavyzdžių darbo grupiai, kurie kompetentingi žum specialistai, ekspertai
ir NMA atstovai. Darbo grupė gerųjų projektų pavyzdžių atrankos posėdžio metu atliko vertinimą pagal numatytus kriterijus ir įvertinusi gautą informaciją priėmė galutinį sprendimą dėl gerųjų projektų pavyzdžių atrankos laimėtojų eilės sudarymo paprastosios daugumos balsavimo būdu. Šiais metais atrankoje buvo numatytos 5 nominacijos, atsižvelgiant į skirtingas kaimo plėtros programos sritis. Pažangus ūkis apdovanojamas už naujovių diegimą žemės ūkio srityje. Pažangus verslas apdovanojamas už naujovių diegimą ne žemės ūkio verslo srityje. Drauge su gamta apdovanojamas už aplinkai draugiškų metodų taikymą žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo plėtros srityse. Gerovės kūrėjai apdovanojamas už pažeidžiamų grupių įtraukti, skatinančių paslaugų kūrimą ir plėtrą. Ir 5 nominacija jaunimo iniciatyvos apdovanojamas už jaunimo iniciatyvumą ir jo aktyvumo skatinimą. Labai džiaugiamės, kad AK apdovanojimai kasmet tampa vis populiaresni ir pritraukia dalyvius kone iš visos Lietuvos. Žemėlapyje matote vietovės, kuriuose veiklas vykdo visi šių metų AK konkurso laureatai. Ir visi šių metų konkurso nugalėtojai bus apdovanoti AK prizais, stiklinėmis atminimo statulėlėmis bei skaitmeniniais diplomais. Na, o pakalbėkime apie kiekvieną iš apdovanojimų vietų. Taigi, 3 vietos laimėtojai bus apdovanoti pasirinktą edukaciją iki 6 asmenų grupiai vienoje iš pasiūlytų kaimo turizmo sodybų. 2 vietos nugalėtojai džiaugsis galimybę pailsėti pasirinktame poilsio ir sveikatingumo centre Birštone, Druskininkuose, Anykščiuose arba Palangoje iki 3 asmenų grupiai. Na, o 1 vietos laimėtojai tradiciškai bus apdovanoti visus metus galiojančių dovanų kuponų skrydžiui oro balionu iki 5 asmenų grupiai pasirinktoje vietoje. Visos dovanos ir prizai nugalėtojams bus pristatyti jų nurodytų adresu ir su visais konkurso laureatais susisieksime telefonu ir suderinsime visus aspektus dėl prizo atsiėmimo. Na, o dabar nieko nelaukdami norime pradėti ir kviečiame jus pereiti prie apdovanojimo. Taigi, pirmoji nominacija – drauge su gamta. Tai yra apdovanojimas už aplinkai draugišką metodų taikymą žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo plėtros srityse. Turime 3 vietos laimėtojus. Laimėtojas yra Raimundas Lavrenovas, įgyvendinęs projektą Jaunuolynų ugdymas 2021 metais. Tai paplokite nugalėtojai virtualiai, bent jau. O, matom, plojat labai gerai. Puiku. Na ir apie projektą. Projektas buvo įgyvendintas pagal priemonę investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą. Pagrindinis tikslas vykdant projekte numatytą veiklą – suformuoti būsimo medyno rūšinę sudėtį, atsižvelgiant į bioįvairovę vengiant vienos rūšies medyno bei reguliuoti jų tankumą. Jaunuolynų ugdymo metu yra iškertami ir per tankiai augantis pagrindinių rūšių medžiai. Po atliktų jaunuolyno ugdymo kirtimų ir baigus įgyvendinti projektą, medynai tapo ne tik vizualiai gražesni bei tvarkingi, bet ir atsparesni nepalankiems aplinkos veiksniams. Tai žinome, kad turėtų būti prisijungęs arba Raimundas, arba Ovidijus. Labai kviečiame jūs įsijungti kamerą ir tarti keletą žodžių. Raimundai arba Ovidijau, žinome, kad turėtumėte būti prisijungę. Labai laukiam jūsų ekrane. Labą dieną. Labą dieną. Ovidijus būsiu. Malonu, Ovidijau. Sveikinimai. Dėkui. Aš tik tais organizuoju tą darbą, vis tiek savininkas Raimundas. Ir nežinau, net negalvojau, kad čia reikės pasisakyti dabar man kažką. Ačiū, kad... Sakykite, ką galvojate, tada noriu jūsų paklausti. Kas buvo įdomiausiai įgyvendinant šį projektą ir ar ketinate ateityje ką nors panašaus įgyvendinti ir galbūt turite idėjų, kuriomis, galėtumėte užkrėsti gerąją tą žodžio prasme kitus? Negirdime jūsų, Ovidijau?
žinoma, kad tos projektus ir toliau stengsime įgyvendinti, nes nauda matoma akivaizdi, tie, miškas auga kokybiškesnis, atsparesnis visiems aplinkos veiksniam ir, ypač, ką žinau, čia gera naudotis, kai yra parama iš šalies, ne tik tais savininkui, nes čia didelės investicijos į šitą darbą įdedamos. Tai nežinau, žinokit, ką pasakyti, pasimetęs. Dėkui labai, tada belieka linkėti didžiausias sėkmės ir įgyvendinant projektus ir auginkite ir puoselėkite mišką. Toliau. Ačiū, Ovidijau. O dabar link antros vietos nugalėtojų. Ir antros vietos nugalėtojais tapo Kanapių augintojų perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacija, įgyvendinusi projektą Pluoštinių kanapių verslo indėlis įgyvendinant ES žaliąjį kursą. Projektas buvo įgyvendintas pagal techninės pagalbos priemonę Lietuvos kaimo tinklas. Projekto tikslas – informuoti šalies žemdirbius, savivaldybių specialistus ir bendruomenių lyderius apie ES žaliojo kurso keliamus iššūkius, bei telkti suinteresuotus asmenis labiau bendradarbiauti, sprendžiant aplinkosaugos uždavinius. Projekte buvo numatyta didelį dėmesį skirti komunikacijos priemonių įgyvendinimui ir gerosios patirties sklaidai, viešinant tarptautinius laimėjimus ir šalyje gyvendintus KPP pavyzdinius projektus. Projekto įgyvendinimas padėjo suinteresuotoms šalims, siejančioms klimato kaitos švelninimą su pluoštinių kanapių verslo plėtra, užmegzti bendradarbiavimo ryšius šalies savivaldybių lygių, taip pat nacionaliniu ir Baltijos šalių lygmeniu. Sveikiname nugalėtoją ir prašome Rimantą įsijungti kamerą ir tarti kelis žodžius. Visų pirma, dėkojame už tą galimybę, už tai, kad atkreipė dėmesį į mūsų projektą. Mes patys to projekto apdovanojimui neteikėm, tai džiaugiamės, kas pateikė tą projektą, kas atrinko, džiaugiamės tą vietą. Ir dar norėtumėm ne tik padėkoti, bet ir pagirti, kad ta projekto formatas iš tiesų leidžia asociacijai veikti, nes yra ir tam tikrus administravimui skirtos lėšos, nes asociacijos vis dėlto gana sunkiai verčiasi, reikia pasakyti. Ir jei mes norime asociacijų vaidmenį stiprinti agrarinėme sektoriuje, tą bendradarbiavimą, įtraukimą stiprinti, į žemdirbių įgalinimą, švietimą jų, tai tikrai reikėtų, tokio formato projektai tikrai yra labai naudingi ir tikrai dėkojam Lietuvos kaimo tinklui tiek už galimybę įgyvendinti šitą projektą, tiek už tuos rezultatus, nes Cannabis Hub LT renginys tarptautinis, kuriame yra ir paroda, ir konferencija, ir kontaktų mugė, jisai tampa jau tradiciniu ir pasinaudodamas progą norėčiau visus pakviesti į Žemės ūkio akademiją, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademiją Kaune, Kauno rajone, kad spalio 27-28 dieną mes jau pagal kitą projektą taip pat įgyvendinsime tą kanapių šventę Cannabis Hub LT 23 ir jame bus kaip tik tai nagrinėjamos galimybės, kaip stiprinant kanapių sektorių, ne tik tai spręsti aplinkos klausimus, gerinti, švelninti klimato kaitą, mažinti CO2 emisiją, bet ir kaip galima būtų su savo tais produktais padėti kovojančiai Ukrainai, nes kanapės kaip tik tai ir buvo mūsų šito projekto, kurio gavom apdovanojimą, vienas iš pagrindinių teiginių, kad kanapės duoda pradžią daugeliui vertės grandinių, tai yra žaliava daugeliui produktų ir, sakykime, tie produktai gali būti tiek statybinės medžiagos, tiek
protezai, biokompozitai ir begalės, jau nekalbant apie produkciją iš žiedų, kuri yra posttrauminiam stresui malšinti, geri preparatai gaunami. Ta prasme, maisto produktai. Taip pat šitoje vietoje norime atkreipti dėmesį, kad atsiveria milžiniškos galimybės tiek vystyti šitą sektorių, tiek padėti kovojančiai Ukrainai, ir jūsų atvykimas, registracija šitame renginyje tikrai būtų parama būtent šitam reikalui. Tai ačiū dar kartą už nominaciją, už apdovanojimą ir dar kartą kviečiu spalio 27-28 dieną nepasididžiuoti ir atvykti į akademiją į mūsų kanapių verslo šventę Cannabis Hub LT, kur dalyvaus ir Ukraina, ir Baltijos kitos šalis. Tai ačiū uždėmesi. Ačiū. Ačiū Jums, Rimantai, kad prisijungėte. Dėkojame už kvietimą. Ačiū. Taip, ir pirmosios vietos nugalėtojas kategorijoje Drauge su gamta yra Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras, įgyvendinęs projektą Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal priemonę žinių perdavimas ir informavimo veikla. Mokslininkai sutelkė ūkininkus, konsultantus, žemės ūkio specialistus į grupę ir inicijavo bei įgyvendino projektą, kurio tikslas paskatinti ūkininkus didinti biologinę įvairovę, tvariai naudoti dirvožemį, siekiant ekonomiškai ir socialiai priimtinos žemės ūkio ir kaimo plėtros bei tvarios aplinkos ilgalaikėje perspektyvoje. Gauti projekto rezultatai leido pademonstruoti procesus vykstančius dirvoje, didinant augalų įvairovę sėjomainoje bei nukreipiant dėmesį į sprendimus siejamus su biologinės įvairovės, dirvožemio ir vandens išsaugojimu. Gerbiama Lina, tikriausiai esate prisijungusi. Labai prašytume tada jūsų tarti žodį ir papasakoti, kaip galbūt jums sekėsi įgyvendinti šį projektą ir ką ketinate įgyvendinti ateityje. Įdomaus. Laimėjimui, taip žinot, kad irgi laimėtumėt. Sveiki. Taip, laba diena visiems ir šiandien atstovauju iš tiesų didelę komandą šito projekto ir vykdytojus ir partnerius. Ir žinoma, pirmiausiai tai norėčiau padėkoti visų vardu už mūsų darbo pastebėjimą ir įvertinimą. Projektas iš tiesų aktualus ir šiandieną. Klausimai, kurie buvo gvildenami, tokie kaip tvaraus dirvožemio naudojimo, augalų produktyvumo didinimo, taip pat sėjomainų įvairinimo. Tai žinoma, kad aktualūs ir šiandieną ir mes džiaugiamės, kad jau čia išvardintus rezultatus pasiekėme, bet taip pat ir iš šito projekto išsirutuliojo kitas projektas, kurį šiuo metu vykdome ir galbūt tai galima įvardinti kaip jau pasibaigusio projekto tęsinys arba papildins šį projektą. Ir taip pat džiaugiamės ir tikimės, kad šis projektas lauko dienose, kuomet dalyvavo ir ūkininkai, tai pagelbėjo pasirengti dabartiniam mokėjimų periodui ir aišku, manau, kad sėkmė ir to projekto įgyvendinimas pasisekė, kadangi visada konsultuodavomės ir su nacionalinės mokėjimo agentūros specialistais ir iškilus klausimams visada pagelbėdavo. Taigi ačiū dar kartą ir noriu pasveikinti kolegas, kitų nominacijų laimėtojus. Tai dėkui. Ačiū labai, Lina. Dėkui už gražius žodžius. Sėkmės jums ir toliau gyvendinant projektus. Didžiausios sėkmės. Taip, kita mūsų konkurso nominacija yra gerovės kūrėjai. Tai yra apdovanojimas už pažeidžiamų grupių įtraukti, skatinančių paslaugų kūrimą ir plėtrą. Labai džiugu, kad Lietuvoje kasmet vis daugėja organizacijų, kurios orientuojasi į socialinių paslaugų teikimą neįgaliesiems ar socialiai pažeidžiamiems asmenims. Ir šiais metais trečiosios vietos laimėtoja šioje kategorijoje yra
Viešoji įstaiga Gamtos ir kūrybos namai įgyvendinusi projektą Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę. Tai pasveikinkime 3 vietos nugalėtoją. Paplokime. Apie projektą. Projektas buvo įgyvendintas pagal LEADER priemonę. Projekto įgyvendinimo metu įkurti modernus savarankiško gyvenimo namai, tenkinantis psichologinės, socialinės, kultūrinės ir dvasinės vyresnio amžiaus žmonių reikmes. Sudarytos jiems tinkamos sąlygos, žmogaus orumą išsaugančios gyvenimo sąlygos, užtikrinant socialinę reabilitaciją, materialinį ir buitinį aptarnavimą, teikiant būsto, maitinimo, transporto, buities, sveikatinimo, socialinio darbo, bendravimo ir kitas paslaugas. Tai miela Aušra, matome, esate prisijungusi. Prašom jūsų pasisakyti. Labą dieną. Ačiū, kažkaip irgi mes girdite mus? Mane girdite? Puikiai. Puikiai. Taip, mes irgi kažkaip nustebom, kad čia pakliuvom, tikriausiai ne patys, o mus čia jau irgi kažkaip jau matyt pastebėjo ir pateikė šitam projektui. Pradžia šito projekto, čia tiesiog net ne projektas, o tiesiog širdies gyvenimo būdas jau tampantis, buvo senjorų namai. Tačiau per tą laiką, nes mes vykdėm, praėjo 3 metai, labai daug kas pasikeitė pasaulyje. Buvo ir COVID, karai prasidėjo viską. Aš tapau pirmos laidos Sveikatos mokslo universiteto gamtos ir miško terapeutė. Ir atėjo supratimas, kad bet kokio amžiaus grupės žmogui gamta, miškas, terapinės praktikos, sveika mityba, gyvensenos medicina padeda išeiti iš tos sunkios kartais įtampos, nerimo, ligos ir taip toliau. Tai vat mūsų, sakykime, pirmas etapas, jisai jau pradėtas ir jau įsibėgėja, tai yra senjorų namai, sanatorija, senjorų stovyklos ir gyvybinių galių atstatymas per terapijas, per gamtą, per kūrybą, per ergoterapijas, per augalinę mitybą, holistinę ir labai svarbu dvasinės praktikos. Tai vat esam naujokai, pradedam viską įdieginėti, bet naujausiais grįsti naujausiais gyvensenos medicinos reikalavimais. Taip pat prasidėjo antras etapas ateities, tai jaunų žmonių perdegusių stovyklėlės. Panašu, kad prisijungs grupė terapeutų, kurie atvyks čia pas mus į visišką mišką ir miške darys, sakykime, gydymą nuo tų vadinamų lengvų, nors iš tikrųjų nėra lengvos priklausomybių. Tai yra nuo kompiuterinių žaidimų, nuo, sakykime, emocinio valgymo sutrikimų ir taip toliau. Tai va tokie ateities planai ir žinokit, labai džiaugsmingai tai darome. Labai su džiaugsmu, nes matom poveikį, matom, kaip žmonės pasikeičia iš mūsų trumpalaikio gyvenimo atvažiavę. Tai žinokit, apdovanojimas labai ačiū, bet iš tikrųjų labai kviečiame mus prisiminti ir atvykti, kai būsit perdegę, kai norėsis ramybės, kai norėsis gamtos grožio. Tai ačiū apdovanojimą. Puiku, labai gražiai jūsų kalba, iš tiesų įkvepianti iš širdies ir su daug aistros ir matome, kad tikrai, matyt, šis projektas nėra paskutinis, kurį ketinate įgyvendinti. Tai tikrai labai linkime jums didžiausios sėkmės ir ar galėčiau pasmalsauti, kiek šiuo metu, tarkim, yra žmonių, kuriems teikiate tas paslaugas. Tikriausiai tas skaičius kinta, jis dinamiškas, bet, būtų išties įdomu, kiek yra tų žmonių. Aušra, jūsų mikrofonas. Atsiprašau. Šiuo metu mes turime 6 vietas, kur priimam globai žmonės. Tai nepilnai užsipildė, tačiau šiuo metu vyksta pas mus senjorų stovykla. Tai faktiškai non-stopų vyksta terapinės praktikos, miško terapija, truputėlį sunkiai, bet jau pereinam prie augalinės mitybos ir holistinės. Galiu parodyti, čia tie, kurie dalyvauja.
O, super, paplokite, tikrai paplokite visiems. Labai smagu, jūsų visa komanda ten. Labai džiaugiamės. Ne visa čia mūsų, žinokit, stovyklos dalyviai. Čia ne mūsų Oi, kaip komanda, smagu, o tai stovyklos dar dalyviai. Dalis. Bet dar noriu pasakyti, kad jūs klausėt su kuo, tai žinokit, pasigirti, nes dabar su mumis susisiekė iš Londono žmonės, kurie veždavo į terapinės stovyklas į Balį ir sakė, Lietuvoje išrinko mus, kaip, sako, o kodėl mes vežam į Balį? Lietuvoje juk daug fainiau, sako. Ir dabar iš Londono gali būti, kad bus pasirašytas kontraktas, kad veši terapinės stovyklas. Va, pas mus į mūsų molėtų miškelius pasivaikščioti. Ačiū labai, Aušra, kad tikrai visiems užtektų pas jūs vietos ir kad kuo daugiau žmonių galėtų pasinaudoti jūsų paslaugomis ir kad pas jūs ten prie molėtų geriau būtų negu Balyje tikrai. Tai didžiausios jums sėkmės, idėjų ir naujų projektų. Dėkui. Ačiū, Aušra. Na, o dabar pereikime prie antros vietos. Ir antros vietos nugalėtojų tapo Kulupėnų bendruomenės centras Kulupėnai, įgyvendinę projektą Nasrėnų bendruomeniniai senjorų namai. Projektas taip pat buvo įgyvendintas pagal lyder priemonę. Įgyvendinus projektą pradėtos teikti trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos asmenims su sunkia negalia bei senyvo amžiaus asmenims. Projekto įgyvendinimo metu buvo suremontuotos ir veiklai vykdyti pritaikytos patalpos, įsigyti visi būtini baldai, kambarių pritaikymui bei suplanuotoms paslaugoms teikti. Taip pat buvo įsigyta virtuvės įranga, užtikrinanti kokybiškos maitinimo paslaugos teikimą. Kiek žinome, turėtų būti prisijungusi Jūratė, tai kviečiame Jūratę įsijungti kamerą, įsijungti mikrofoną ir tarti kelis žodžius. Labą dieną visiems. Labai malonu gauti tokį apdovanojimą už tikrai sunkų darbą, kurį mes vykdom visa pilna komanda. Labai džiaugiuosi turėdama bendraminčių, darnų kolektyvą, kuris padeda kiekvieną dieną, kiekvieną naktį, kiekvieną minutę žmonėms, kuriems yra reikalinga ta pagalba. Nes jinai tikrai gelbsti tuos, kurie gali laisvai, ramia širdimi eiti į darbą ir būti ramūs dėl mūsų teikiamos paslaugos jų artimiesiems. Labai ačiū Jums už dovanojimą ir tikiuosi, ta veikla nenutrūks ir skatinu visas nevyriausybinės, kurios turi savyje jėgų, turi galimybę dirbti 24 valandas per parą, tai vykdyti. Ačiū Jums. Ačiū Jūratė už tokius gražius žodžius ir palinkėjimus. Sėkmės Jums. Ačiū. Na ir pirmosios vietos nugalėtojas gerovės kūrėjų kategorijoje yra Tiskūnų bendruomenės centras, įgyvendinęs projektą Tiskūnų bendruomenės socialinių paslaugų ir verslo centras. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal lyder priemonę. Projektas sudarė galimybės į visuomenės gyvenimą aktyviau įtraukti senjorus, žmonės su negale, sunkiai materialiai gyvenančius, socialinę atskirtį patiriančias šeimas ir jų vaikus. Projekto metu buvo įkurtas socialinis centras, kuriame teikiamos pirties, skalbyklos paslaugos, darbo su bendruomenė, ypatingai vienišų senyvo amžiaus žmonių, žmonių su negale ir jų šeimų narių, socialinę riziką patiriančių šeimų, jų vaikų narių paslaugos, sociokultūrinės bei paramos maistu paslaugos. Žinome, kad turėtų būti prisijungusi ponia Vida. Vida, labai prašome jūsų tarti žodį, sveikiname ir įsijunkite mikrofoną, prašom. Labą dieną visiems. Sveiki. Ačiū labai už apdovanojimą, tai yra skatinimas didelis eiti pirmin, daryti, dirbti ir stengtis dėl savo kaimo. Taigi yra toks posakis, yra noras, bus ir tikslas. Tai gyvenam su to noru daryti gerą darbą, daryti dėl senjorų, nes kadangi kaimai, tai žinote tikrai, kad senstantis, šitų visų dalykų reikia labai žmonėm ir labai džiaugiamės, kad yra taigi
komanda, turime vaikų dienos centrą, yra pedagogai, kurie tikrai stengiasi, padeda viską ir džiaugiamės tuo, ką mes galim padaryti. Taigi, turime labai nuostabią pirtį, skalbyklą, senjorų užimtumo patalpas, vaikų dienos centras, biblioteka, kirpykla, skalbykla. Iš tikrųjų labai daug visko turim, tik noras, kad būtų noras, nedingtų dirbti. Taigi, labai džiaugiuosi už apdovanojimą ir ačiū labai. Ačiū labai, ponia Vida, jums už gerą žodį. Turiu klausimą, ar kaime gyventi gera? Labai. Ir rekomenduoju visiems grįžti į kaimą. Nes kaimas tai yra kaimas. Ačiū, ponia Vida. Dėkui labai. Sėkmės jums toliau. Ačiū labai. Na, o dabar apie trečiąją mūsų konkurso nominaciją, kuri yra pažangus ūkis. Tai apdovanojimas už naujovių diegimą žemės ūkio srityje. Na ir pradėkime nuo 3 vietos laimėtojo. O 3 vietos laimėtojas šioje kategorijoje yra Arno Pilberg įgyvendinęs projektą Arno Pilberg ūkio modernizavimas. Šis projektas įgyvendintas pagal priemonę parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Įsigytos vaisių ir uogų perdirbimo įrangos pagalba gaminamos ekologiškos vaisių ir uogų tyrelės sultys. Įsigijus smulkintuvą tapo lengviau atlikti tarpueilių purenimo darbus, sumažėjo piktžolių kiekis, pagerėjo dirvožemio regeneracijos procesas, pagerėjo augalų reprodukcinės savybės, kokybiniai parametrai bei derlingumas. Arno, kiek žinome, turėtumėte būti prisijungęs, tad kviečiame įsijungti kamerą ir tarti kelis žodžius. Sveiki. Ar galėtumėte įsijungti mikrofoną? Jo, Arno, nematome jūsų ir negirdime kol kas. Galbūt vėliau pavyks prisijungti, gal iškilo tam tikros techninės problemos, tai tuomet judėkime prie sekančio vietos nugalėtojo. Taigi, antrosios vietos laimėtojas šioje kategorijoje yra Andrius Prusakovas, įgyvendinęs projektą smulkių ūkininkų Prusakovo ir Prusakovas bendradarbiavimas. Apie projektą. Projektas įgyvendintas pagal priemonę parama smulkių ūkių subjektų bendradarbiavimui. Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta žemės ūkio technika, įranga ir partneriams bendradarbiaujant buvo organizuoti bendri darbo procesai, dalyjantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę ir aplinkosauginę veiklą. Visos investicijos naudojamos bendrai abiejų ūkių veiklai šiuose žemės ūkio sektoriuose – gyvulininkystėje, paukštininkystėje ir mėsiniai galvijai, daržininkystėje – bulvės, morkos, burokėliai, svogūnai ir kitos daržovės. Gerbiamas Andriau, sveikiname Jūs ir labai norėtume paprašyti pasisakyti. Ar esate prisijungęs? Labadiena, girdit mane? Puikiai girdim Jūs, tik tai nematom. Nematysit, nes kažkas čia man neveikia su kamera. Gerai, bent jau girdėsim tada. Jo, tai labai ačiū už įvertinimą. Šiaip mes čia neseniai dirbom ir smagu, kad tik pradedantiesiam čia kažkas tai pastebi pradedančius. Tai va, dirbom ekologiškai ir reikia labai daug investicijų su ekologiniu ūkiu. Tai kas nori užsiimti tokio, tai irgi siūlytumėm būtinai dalyvauti kaimo paramos tuose fondo skiriamuose projektuose. Ir tikrai lengviau yra taip dirbti. Nelabai čia aš pasiruošęs, nes tikėjom, tai trumpai taip. Labai ačiū, Andriau, Jums. Dėkui ir sėkmės Jums įgyvendinant kitus projektus. Didžiausios sėkmės. Gerai, dėkui. Na ir pirmos vietos nugalėtojas šioje nominacijoje yra Audrius Macijauskas, įgyvendinęs projektą ūkininko Audriaus Macijausko ūkio plėtra, perdirbant žemės ūkio produktus. Projektas įgyvendintas pagal lyder priemonę.
ūkyje užauginta produkcija sertifikuojama pagal nacionalinę kokybės sistemą. Todėl naudojamas tik minimalus trąšų kiekis atsižvelgiant į atliktus žemės tyrimus. Taip pat ūkyje ribojamas pesticidų naudojimas, todėl išvengiama neigiamo poveikio dirvožemiui, vandeniui ir žemės ūkio biologiniai įvairoviai. Iš juodųjų bei raudonųjų serbentų išspaustos tyrės gaminamas pagrindinis gaurės uogos produktas – džiovintos vaisių bei uogų juostelės. Joms pagaminti naudojami įvairūs vaisiai – bananai, braškės, abrikosai, juodieji, raudoniai serbentai ir čija sėklos. Projekto įgyvendinimui įsigyta šiuolaikiškai ir moderni kompiuterizuota sulčių ir tyrės spaudimo bei džiovinimo įranga, bei inovatyvi įranga, kuria galima iškaulinti vaisius bei uogas. Ūkininko produkcija paženklinta rakto skylutės simboliu, todėl tai tik rodo, kad ūkininkas augina sveikatai palankius produktus, o džiovintose juostelėse nėra pridėtinio cukraus, dažiklių, konservantų, kurie galėtų neigiamai veikti žmogaus sveikatą. Audriau, dar kartą sveikiname Jūs ir prašome įsijungti kamerą ir įsijungti mikrofoną. Labą dieną, sveiki visi. Sveiki. Sveiki. Na, iš tikrųjų norėčiau labai pasidžiaugti šiuo apdovanojimu. Tikrai buvau labai nustebintas, gavęs šią nominaciją ir tikrai nesitikėjau pirmos vietos būtent šioje srityje. Na, šiek tiek žinau, kas mane pateikė į šią nominaciją, tai dėkoju iš tikrųjų ir organizatoriams, ir visiems žmonėms, kurie yra iš tikrųjų prisidėję prie šitos, nežinau, galbūt svajonių veiklos įgyvendinimo. Iš tikrųjų esu juodųjų serbentų uogų augintojas ir norėčiau pasakyti taip, kad ši idėja kilo iš tikrųjų norint pasiekti daugiau tikslų, kad galėtų žmonės susipažinti su juodųjų serbentų gaminama produkcija, kad ji būtų, kad labai jaudinas iš tikrųjų. Tai norėjusi žmonės supažindinti su kaimu, būtent su juodųjų serbentų uogų produkcija, kurią galima būtų ragauti, mėgautis ir taip toliau. Ačiū, Audriau, atsiprašau. Ir dar turėčiau jums vieną klausimą. Tai visgi, kuris iš jūsų pagamintos produkcijos rūšių ar produktų yra pats populiariausias tarp jūsų pirkėjų? Na, manau, džiovintos juostelės. Juostelės. O iš kokių uogų? Būtent iš juodųjų serbentų? Mūsų džiovintų juostelių pagrindas iš tikrųjų yra juodieji serbentai. Nes šią veiklą mes užsiimam. Tai manau, kad žmonės iš tikrųjų noriai perka tas juosteles, tai nežinau, man iš tikrųjų irgi jos yra labai skanios, tai kas yra skanu man, tai manau patiks ir visiems kitiems. Ačiū, Audriau, už jūsų mintis, už jūsų pastebėjimus ir dar kartelį sveikiname su pirmos vietos laimėjimu. Sėkmės jums. Ačiū. Taip, dar viena mūsų konkurso nominacija yra pažangus verslas. Tai apdovanojimas iš naujovių diegimą nežemės ūkio verslo srityje. Ir trečiosios vietos laimėtoja šioje kategorijoje yra Justinas Duchovskis, įgyvendinęs projektą Justino Duchovskio verslo pradžia. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal LEADER priemonę. Projekto įgyvendinimo metu buvo pastatytas naujas gamybinis pastatas, įsigyta visa reikalinga įranga bei įkurtos 2 darbo vietos. Taip pat pradėta vykdyti šokolado ir kitų šokolado produktų gamybą. Molėtų rajone kuriamas naujasis Binningfield šokoladas atitinka nuo pupelės iki pupelės gamybos principą. Skirtingai nei masinėje gamyboje, šiuose šokolado namuose yra bendradarbiaujama su tuo ūkiu, kuris prižiūri kakavmedį. Tai turi būti biodinaminis, bioįvairovė besirūpinantis ūkis. Justinai, ir esate prisijungęs, labai jūs sveikiname ir labai prašome tarti keletą žodžių. Aha, matome Justino
nebėra. Jeigu Justinas vėliau prisijungs, tai kelkite ranką ir tada labai mielai jums suteiksiu.